Ne abortų draudimas, o darželių plėtimas. Ir dar kartą labai garsiai, ne abortų draudimas, o darželių plėtimas. Ne abortų draudimas, o darželių plėtimas. Labadiena visoms ir visiems susirinkusiems šiandien Tarptautinę moterų solidarumo dieną. Sveikinti kol kas nėra labai su kuo. Viena iš paskatų minėti šią dieną 1911 metais Niujorke siuvimo fabrike įvykęs gaisras. Pasiglemžęs daugiau nei 140 moterų gyvybės. Aukų galima buvo išvengti, jei moteris nebūtų laikytos užrakintos lyg kalinės savo darbe. Šiandien Seimas bando moteris įsprausti į dėžes, reguliuoti Lietuvos moterų kūnus ir jų gyvenimus. Mes tam sakom aišku ne. Ne abortų draudimai! Dar kartą, teisė į saugų ir legalų abortą! Sveiki gyvi, tikrai noriu pasveikinti su kovo 8-ąja. Man ši diena nėra šokoladinių saldainių, guizdikų ir šampano diena. Man ši diena iš tikrųjų yra pirmiausiai žmogaus teisių diena. Ir aš noriu pasakyti, kad mūsų valstybėje, mūsų Lietuvoje, tų teisių yra per mažai. Dar daugiau. Man atrodo, kad gailiuosi dėl vieno, kad Seimas neįtvirtino įstatymais vienos rūšies aborto, tai yra smegenų aborto. Aš tikrai siūlyčiau tam tikriems žmonėms išimti smegenis. Nes tie smegenys yra pavojingi. Jie yra pavojingi mūsų laisvei, jie yra pavojingi mūsų galimybėm. Ir šitoj vietoj valdžia yra išrenkama tam, kad spręsti viešuosius reikalus. Noriu pasakyti, kad ko mes čia susirinkome, tai žinia yra tokia. Palikite mūsų kūnus ramybėje. Ir tai, kad mes čia susirinkome, parodo, kad mes suprantam, kad politikai vietoj to, kad užsiimtų, pradėtų gerinti mūsų ekonominę, socialinę gerovę, užsiimtų mūsų saugumu, pradėjo grasinti mūsų individualiai laisvai. Ir mes, moterys, norime pasakyti, kad mes esame pačios pajėgios pasirūpinti ir nuspręsti, ką mums daryti kažkokiais kertiniais gyvenimo atvejais, o ne tai, kad kažkokie retrogradiški, autoritariški, tamsus politikai ateina ir pasako mums, kad mes esame amoralios, kad mes esame nesubrendusios, kad mes esame nepajėgios nuspręsti kartu su savo vyrais, kada ir kokioje situacijoje ką mums daryti. Jūsų, kurie turi pakabas, grojant muziką, jas atnešti ir užkabinti kairėje ir dešinėje ant esančių kabyklų. Ir taip pasakyti Seimui, kad pakabos skirtos drabužiams kabinti. Palikime taip, kaip yra. Leiskime moters pasirinkti pačioms. Palikime taip, kaip yra. Palikime taip, kaip yra. Leiskime moterims pasirinkti. Leiskime moterims pasirinkti. Thank you.